Konfliktas tarp Druskininkų savivaldybės ir Vidmanto Malinausko vis dar tęsiasi. UAB Halsas direktorius Vidmantas Malinauskas kreipėsi į Druskininkų policijos komisariatą dėl galimai neteisėtų Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmų. Kaip teigia Vidmantas Malinauskas, gegužės 15 dieną jo vadovaujamos bendrovės Halsas darbuotojai pastebėjo, kad hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Druskininkų skyriui panaudos sutartimi priklausančiame žemės sklype atliekami darbai, virinama tvorelė su varteliais, o ant jų pagabinta spyna. UAB Halsas atstovai pasidomėjus, kas atlieka šios darbus, darbininkai atšovė, jog darbus atlieka Druskininkų savivaldybės vadovų pavedimu. Hidrometeorologijos tarnyba apie jokius darbus nežinojo ir jokių leidimų jiems nebuvo davus. Na va, akivaizdus pavyzdys, kaip yra žlugdomas, o galbūt pagal merą tai yra smulkaus ir vidutinio verslo palaikymo programa. Jis dažnai apie televiziją vietinę Druskininkų apie tai šneka, be to šneka, kad reikia vystyti turizmo paslaugų sferą Druskininkuose, kad atvažiavę poilsiautojai ir miesto svečiai ir vietiniai gyventojai turėtų kuo daugiau pramokų, bet iš esmės matosi, kad tai yra tik tai žodžiai, o darbai su žodžiais yra kaip ir priešingybė. Druskininkų mėnesį Vidmantas Malinauskas aiškino, kad ši tvora trukdo poilsiautojams patekti į prieplauką, nuo kurios jis plukdo į pažintines keliones Nemunu. Dėl šitos nelegalios statybos, šitų vartelių pastatymo kreipiausi į Druskininkų policijos komisariatą dėl neteisėtų Druskininkų savivaldybės veiksmų. Ir šiuo metu, kiek žinau, vyksta iki teisminis tyrimas. Man buvo pranešta raštu atsakyta, kad tai iki teisminį tyrimą ir renka ten tikslinę informaciją pareigūno Gintaras, galbūt Gardzilauskas, bijau suklysti, ir atseit apie tolimesnę veiklą, tolimesnius sprendimus man bus pranešta raštu. Bet aš maždaug jau daug mašinų įsivaizduoju, koks bus tas atsakymas. Kad nežvelgus jokių nusikaltimo požymių, byla bus, ikiteisminis tyrimas bus matomai nutrauktas. Bendrovės Halsas direktorius taip pat kreipėsi į savivaldybės tarybos narį Donatą Mizarą padėti išsiaiškinti, kokiu pagrindu savivaldybė užtvėrė priėjimą prie prieplaukos. Pakalbinome Donatą Mizarą. Gavau raštišką kreipimąsi iš UAB Halsas direktorius Vidmanto Malinausko dėl galimai neteisėtų Druskininkų savivaldybės veiksmų. Pasak jo, prie Halsas prieplaukos buvo pastatyti apsauginiai varteliai, kurie šiai dienai yra užrakinti ir prie prieplaukos negali patekti turistai. Ko pasekoje, manau, yra žlugdomas smulkus verslas. Ir be abejo kreipsiuosi į administracijos direktorių Liną Urmanavičių, kad išaiškintų šią susikloščiusią situaciją. Nuo ko viskas prasidėjo, konfliktas su Druskininkų savivaldybė, tai tas prasidėjo 2008 metais, ten kovo balandžio mėnesiais, kai Druskininkų savivaldybės taryba, mano vadovaujama įmonė, UAB Halsas ir mero proteguojama įmonė UAB Easy to Invest pateikti informacinį investicinį pasiūlymą vykdyti pramoginį plaukimą laivais ir keleivių pervežimą Nemuno upe Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Ir šitą, investicinį pasiūlymą laimėjo UAB Easy to Invest, kuri tuo metu neturėjo ne vieno laivo vykdyti tą pramoginį plaukimą. Tai tokį tarybos sprendimą aš apskundžiau teismui ir nuo to prasidėjo visas teroras, kuris vykdomas iki šiol. Tai tas jau tęsiasi gal nuo 2008 metų, tai jau 5 metai. Šiemet, jeigu istoriją biškį papasako, tai čia taip atrodė kažkada tie laiptukai, kurie dabar yra užvyrinti dėja. 2008 metais mano prieplauka stovėjo biškį tolėliau, ten ties Grožio šaltinių.
Tai irgi darbininkam buvo liepta užvirinti priėjimą prie mano prieplaukos, va yra, matosi, darbuotojai dar yra, va, ir koliukai likę prie grožio šaltinio. Ir buvo užtvertas, o čia nelabai kokybiškos nuotraukos, bet buvo užtvertas priėjimas prie mano prieplaukos. 2010 metais buvo priėjimas va šitas prie, kur tas sklypas, tie laipteliai ir sklypas yra išnuomoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Lietuvos aplinkos ministerijos. Tai 10 metais labai prastos nuotraukos, bet matosi buvo užversta žemė. Tačiau įsikišus hidrometeorologijos tarnybos darbuotojams per pusvalandį vėl viskas buvo sutvarkyta. Na, o šiemet savivaldybės nurodymų yra užvirinti pastatytą tvorelę, pakabintą spyną ir vienu žodžiu jau Lietuvos demokratija yra užtverta tvora ir po spyna. Tai čia po 22 metų Lietuvos nepriklausomybės.